Sveiki, šiandien parodysiu, kaip instaliuotis HP M477 serijos spausdintuvus į savo Windows kompiuterį. Tai pirma, ką reikėtų atlikti, tai užeikite pas mus į puslapį foroffice.lt, nueikite į DUK skiltį. DUK skiltyje pamatysite spausdintuvų instaliacijos instrukcijos sekciją ir čia turėtų būti HP Color LaserJet Pro serijos spausdintuvų instaliacijos instrukcija. Atsidarykite. Čia bus video viršui dar patalpintas, apačioje galite atsidaryti, yra detali instrukcija, kur yra paveiksliukas po paveiksliuko, bet pirma, ką jums reikėtų padaryti, tai yra parsisiųsti tvarkyklės. Tai galima paspaudus ant čia parsisiųsti tvarkyklės, tai įsisaugokite jas kompiuterį arba atidarykite ir aš jas turiu jau, tai dėl aš nesisiųsiu, tai gali užtrukti kelias minutės, jos šiek tiek užima vietos, tai aš jau turiu. Atsidarom šitą tvarkyklę, šiek tiek luktelkite, turėtų išsiskleisti failas. Išmes langą yes arba no, spaudžiame yes, jūs galėjote šitą ir nematyti. Šiek tiek luktelkite, kol užkraus viską. Užtrunka kelias minutės dažniausiai. Atsidarė langas. Tai dėl to, kad aš instaliuoju antrą kartą, tai man išmeta tokį, bet jums iš esmės išmes užkraus tokį dalyką. Ir išmes iškart tokį reikalą. Tai reikėtų jums pasirinkti Connect Through a Network. Jeigu prieš tai dar gali būti, kad reikės tokius du langus uždaryti, tai vat yra Next. Jums paklaus, ką jūs norite instaliuoti, tai iš pradžių bus iš tikrųjų Next paspausit, tada pažymėsit varnelę, vėl Next paspausite, tada vėl Next ir tada jau daeisim lygi šitos vietos. Tai rodau nuo čia. Spaudžiama Connect Through a Network. Tai pasirinkama Automatically Find My Product on Network. Spaudžiame Next. Pasirenkam savo printerį. Tai turėtų rodyti. Color LaserJet, taip toliau, spaudžiam Next. Jeigu neparodo, tai gali būti reikėtų paspausti Search Again, arba jau kreiptis į savo IT specialistus. Arba galit kreiptis į mus. Suinstaliavo spausdintuvą, spaudžiam Finish, jis tada paleis test page, tai yra testinę puslapį, ir pasirinks jūsų spausdintuvą kaip pagrindinį. Uždarius šitą, užsidarys instaliacija. Spaudžiame tada Windows mygtuką ir R, turėtų iššokti toks langas. Ant klaviatūros tai yra tokia kaip 4 kvadračiukai ikonėlė. Rašome čia Ctrl, spaudžiame OK, išmes langą. Tada ten turėtumėt surasti Devices and Printers, dar kartais būna rodo taip. Tai tiesiog čia reikėtų pasirinkti, rodyti įrenginius ir spausdintuvus arba View Devices and Printers. Surandame savo spausdintuvą, spaudžiame į ant rupelės klavišų ir pasirinkame Printing Preferences arba spausdintuvo nuostatus. Atsidarys toks langas ir čia reikėtų pasirinkti savo pagal nutylėjimo nustatymus. Tai reikėtų pasirinkti A4 formatą būtinai. Čia galite pasirinkti, ar norite ant dviejų pusių spausdinti, ar ne. Aš noriu, tarkime, šiuo kartu vienpusių spausdinti, tai spaudžiu No. Ir noriu spausdinti visą laiką pagal nutylėjimą juodą baltą. Po to galima pasikeisti, jeigu reikia spalvotą. Ir spaudžiam On. Tai bus vienpusis ir juoda balta. Po atlikus šitą, spaudžiam OK. Ir kai perkrausite kompiuterį,
jūsų spausdintuvo nuostatas, kurias pasirinkot, bus pagal nutilėjimą. Ir galit spausdinti. Norint pasitestuoti, galima atsidaryti Word programą, parašyti kelis žodžius. Sveiki, testas. Pažymėkime raudonai. Ir norint, tarkim, spausdinti spalvotai, tai reikėtų pasirinkti kitus nustatymus. Tai yra printer properties. Ir nuimkime printing grayscale off padarom ir spaudžiam print. Ir jūsų testukas turėtų įsispausdinti. Jeigu kyla klausimų, galite visą laiką kreiptis į mus, foroffice.lt, paskambinkit mūsų komandai ir pagelbės jums.